19 skyrius. Eismas per geležinkelių pervažą. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją eismo dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, kelio ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesaforų, garso ir geležinkelio pervažos budėtojo reguliuotojo signalai. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė. Rekomenduojam, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų lydintis asmuo. Na, raskim dabar geležinkelio pervažą ir pažiūrėkim. Artėjom prie geležinkelio pervažą. Taigi, mums reikia atkreipti dėmesį į ženklus, į signalus, garsą, nes šviesaforas pakaitomis gali mirksėti raudonai ir gali būti kartu arba gali nebūti garso, irgi garsaus zvimbiančio, kad atkreiptumėm dėmesį, kad jeigu nepamatysim, kartais gal išgirsim. Kelio ženklinimas, čia matom, stop linija yra nusitrynusi, bet jinai kaip ir vis tiek jie vadovaujamės tą vietą. Na ir jeigu būtų čia budėtojas, reguliuotų, tai jau žinoma, kad jo vadovautumėmės taip pat ir jis būtų pirmiau negu kiti signalai ar ženklai ar kelio horizontalus įženklinimas. Na ir jeigu būtų pakeliamas užtvaras, tai irgi žinoma reikėtų jo vadovautis. Jeigu pakeltas, tai galėtumėm važiuoti, jeigu nebūtų kitų draudžiamų. Pavyzdžiui, raudonas ir pakeltas, ne? Nu, tai tada žinoma, kad vadovausimės tom, kad raudonas. Mirksi pakaitomis ir vis tiek nevažiuosim. Nes jeigu jau kažkas draudžia, tai jau žinoma, kad nevažiuosim. Na ir pavyzdžiui, egzaminį per tokią vietą važiuojant, jeigu gerai neapsižvalgot į abi šalis, gausit kritinę klaidą. Tai netgi jums ten, jeigu ir mirksi baltas, kuris leidžia eismą, vis tiek reikia sustoti prie stop ženklo, tai reiškia prie stop linijos, kuri yra nurodyta. Jeigu nebūtų stop linijos, tai pakalbėsim, kur reikia sustoti. Geležinkelio pervažoje eismo dalyviai privalo duoti kelią artėjančiai bėginiai transporto priemoniai. Nu, čia, man atrodo, savame suprantama. Duodamas kelią artėjančiai bėginiai transporto priemoniai, taip pat tuo atveju, kai važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš. Jeigu yra stop linija prie stop linijos, prieš kelio ženklą stop, prieš šviesaforą arba prieš pakeliamą užtvarą. O jeigu jų nėra, nerčiau kaip 10 metrų atstumu nuo pirmojo bėgio. Vairuotojas privalo sustoti prieš stop liniją, kai ji naudojama su kelio ženklu stop. O jeigu jos nėra, prieš minėtą kelio ženklą, net ir mirksint baltam šviesaforo signalui. Na, dar kartelį kartojamės apie tą vietą, tai labai svarbu, nes būna dar ir baltas šviesaforas, mirksi raudonas reiškia draudžia eismą, tada sustojam prie stop linijos, jeigu stop linijos nėra, tai tada prie to ženklo stop, toj vietoj, kur jisai pastatytas. Ir seniau būdavo dar toksai dalykas, prisigalvodavo, kad baltas, kai mirksi, leidžia važiuoti per geležinkelio pervažą, nes dažniausiai, kai leidžiama, tai nieks nemirksi. Tai tada susigalvoja kažkas, kad nebereikia įvykdyti prievolę sustoti prie stop ženklo, na, ten prie stop linijos, jeigu jos nėra prie stop ženklo. Tai reikia, žinokit, už tai yra teisų atėmimas, registrų iškart egzaminas neišlaikomas, jeigu nesustojat prie stop ženklo. Tai reiškia, ar baltas, jeigu raudoni, tai jau faktas visiškai, ir arba jeigu visi išjungti, tai vis tiek turite įvykdyti prievolę sustoti. Na ir kur reikia sustoti? Grubiai prie to, kas arčiausiai, ne? Tai jeigu matėm yra stop linija, tai prie stop linijos, jeigu stop ženklas, tada prie stop ženklo, jeigu šviesaforas, tai tada prie šviesaforo, jeigu yra pakeliamas užtvaras, prie pakeliamo užtvaro. Na, jeigu nei vieno iš tų dalykų nėra, tai tada nuo pirmo bėgio 10 metrų. Nu, tai kaip kalbėjom, bordiūras 1 metras, ne, tai 10 tokių. Tai vat ta vieta, kur reikia sustoti, kai raudonas dega arba mirkčioja raudonį pakaitom, arba kada atvažiuoja bėginė transporto priemonė. Transporto priemoniai priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas privalo nedelsdamas išlaipinti keleivius, imtis visų veiksmų transporto priemonė iš geležinkelio pervažos patraukti, o jeigu jos patraukti nepavyksta, duoti signalus artėjančiai bėginės transportos mašinistui. Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu šviesiuoju paros metu su ryškiaspalviu gerai matomų daiktų, o tamsiuoju paros metu su fakelu arba žibintu. Laikom žibintuvėlį, šviečiam ir einam kuo tolyn, kad spėtų, nevažiavo mašina, užstrigo ant bėgių. Yra regitroj testuose šitie klausimai ir turit irgi žinot tikslius veiksmus, kaip reikia atlikti. Tai tikiuosi pasižymėsit punktus taip, kaip pas mane pažymėti, ir juos išmoksit. Transporto priemonė, kurių plotis didesnis kaip 5 metrai arba aukštis nuo kelio paviršiaus didesnis kaip 4,5 metro su kroviniu arba be jo. Taip pat lėtaigiams mašinoms ir mechanizmams, kurių greitis mažesnis kaip 8 km/h, važiuoti per geležinkelio pervažą leidžiama tik gavus geležinkelio infrastruktūros valdytojo leidimą. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai testuose visą laiką pamirštu,
koks plotis ir koks aukštis. Tai turit tą prisiminti, kad plotis 5 metrai, aukštis 4,5. Na ir dar egzaminė būna, ar galima vežti per geležinkelio pervažą ten kažkokį krovininį su vikšrais ar panašiai. Tai nesumaišykit, jeigu jis yra vežamas užkrautas ant krovinio, kaip krovinys, tai tada jokių problemų. Tada galim vežti per geležinkelio pervažą ten su tais vikšrais. Bet pats važiuotis jau negali, nes jis gadint. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą, kai užtvaras nuleistas arba pradėtas